Ir vėlgi ten yra ir mistikos, ir papročių, ką galima su krosnim daryti, ką negalima. Taip, kokias malkas dėti, kiekviena malka vis turi savo šilumą kitokią truputuką. Duonai reikia vienokių, taip, o kitiems reikalams kitokių. Tai va, tai čia būtų ilga kalba apie tai. O vaikai jau mokslams skiria daugiau laiko advento metu. Čia dar aktorinė mokyklėlė Miškinių sodyboje. Taip. O čia jau nepriklausomos Lietuvos mokyklėlė kaimo, kurių dabar jau nebeliks, tik tai nuotraukose turbūt tokių mažyčių mokyklėlių bepamatysime. Tai paveldas. Liūdnas paveldas, kur visi skyriai būdavo taip eilėm sudalinti. 1, 2, 3, vienas mokytojas susitvarkydavo su visais 3. Na dabar dar viena priežastis, kodėl aš čia kalbu jums. Iš provincijos man paskambino čia prieš kelias dienas iš kultūros centro. Sako, vaja, ką daryti, mes buvom nutarę ir paskelbę, kad Šventos Liucijos dieną minėsim. Taip. Bet atėjo raštas iš Vilniaus, kur draudžia, sako, minėti Liucijos dieną. Čia, sako, švedų šventė, jokiais būdais čia negalima minėti. Truputį nustebau, laisvoj Lietuvoj, laisvi žmonės. Bet yra žmonių, kurie tikrai įtiki, kad jie viską žino ir gali kitiems įsakyti, prispausti. Taip malonu atrodo, kad jau bijo, klauso kažkas. Čia dėl Helovino kultūros taryba pradėjo. Buvo vienas taip aplinkraštis prieš Heloviną, dabar prieš Liucijos dieną. Aš tai savo bibliotekoje turiu tokią knygelę, lenkai parašė apie tai, kad 13 gruodžio diena yra vadinama kai kuriuose Lenkijos vietose, aiškiai vietovėse, kaip diena, kurią gimė Saulė. Saulės gimimo diena. Liucina ten, aišku, populiarus ir vardas labai, taip. Skandinavija iš tikrųjų tą Liucijos dieną švenčia. Įdomu, kodėl netgi, nes jie šiaip evangelikai nepripažįsta šventųjų kulto. Jiems šventa Liucija nieko nesako liktai, bet tą dieną jie švenčia. O priežastis turbūt labai paprasta, nes nuo 13 dienos, jeigu pažiūrėsite į astronominį kalendorių, tai Saulė tuo pat metu eina miegoti, leidžiasi. Jau vakarai nebetrumpėja. Viskas. Dar įpramiegos kokią minutę, 2 iki ryte, bet vakarai jau yra tuo pat reiškia metu minutės tikslumu, saulutė leidžiasi. Antra vertus, 12 dienų tarpas. Mes priminsim, tai 12 dienų, tai yra seno naujo kalendoriaus tas skirtumas tarp seno ir naujo. Bet ta Liucijos diena, atsakau, yra tokia keista ir įdomi ir su šviesai susijusi, o Lietuvoje yra žinoma kaip burtų diena. Apie tai paskui, kai prieisim pagal kalendorių. Tiesiog čia atėjo ta mintis man žiūrint į tą vainikėlį, kuriame 4 žvakės. Vėlgi, sakykime, nelietuviška tradicija, taip. Tai iš Vokietijos atėjusi. Ir tarp kitko nelabai sena tradicija. 19 amžiaus pirmoji pusėje, pirmą kartą pastorius ten nedidelį miestelį, vaikų namus, reiškia, norėjo
kažkuo tai nustebinti ar pradžiuginti. Vežimo ratą paėmė, įtaisė ir ten kiek tilpo, tiek žvakučių pridėjo. Man atrodo, jam ten tilpo 24 žvakutis. Apipynė žalumynais tą ratą, pasuko, sakė vaikai, dabar, reiškia, žiūrėkit kaip gražu, kaip čia mes lauksim kalėdų smagiai. Paskui tų žvakelių skaičius palaipsniui sumažėjo, taip iki 4. Ir iš Vokietijos atėjo ir paprūsien. Šita tradicija ir vakarų Lietuvoje iš tikrųjų buvo žinoma uždegta žvakelė. Pirmą sekmadienį advento, paskui antrą sekmadienį 2 žvakelės ir taip toliau. Švedai daro kitaip. Švedai stato ant palangės 2 žvakidės po 6 lizdus, ir dega po 1 žvakelę kasdien. O kodėl? Sako, kad būtų šviesiau gatvėj ten ar laukuose kur nors, kad kas paklydęs galėtų pajausti tą jaukumą namų ir užeiti gal pas mus. Tarp kitko, jie užuolaidų nenaudoja, tai gaisras nekyla. Tai va, tai čia tiesiog tas papročio variantai. O čia riešutai kamputyje, taip, kas jaunimas darydavo susirinkę, tai tokį ratą kaip mes. Žaisdavo su riešutais. Porą arba lyką, kumžą pakumžą, dar visokių dalykų. Vida yra parašiusi straipsnį apie riešutų žaidimus. Tai čia galėtų papasakoti žymiai plačiau, bet ten yra kosmologinių motyvų ten tuose dalykuose. Davainės Silvestraičio užrašyta viena tokia sakmė yra labai įdomi, kad riešuto kevalą išgelbėjo pasaulinio tvano metu skęstančią žmoniją, priėmęs ten vieną porą plaukt kaip laiveliu. Taip, kad ten juokai menki surištais. Riešutai buvo karių maistas Lietuvoje. Todėl apie juos reikėtų rimtų studijų. Ir Lazdona, ta deivė, kuri lydiminė žemdirbystės turbūt metais buvo taip iškelta, sureikšminta, tai turbūt turėjo didelę prasmę. Ir laikas pasidžiaugt mikliom rankom ir talentais. Taip, ir tas laisvo laiko daugiau per adventą. Taip, darbai dideli padaryti, į mišką važiuoti negalima, nes medžiai nekertami per adventą. Visų pirma, todėl nekertami, kad jie dar turi gyvybinių sulčių. Ir statybai netinkami tokie medžiai. Reikia palaukti, taip vasario mėnesio, kada jau tikrai užmiega medžiai. Tada ir troba yra sausa iš jų. Tai lieka tokiems namų papuošimams, kūrybai. Taip kitko, labai šiaudinės tie sodai gražiai atrodo kaimo pirkioj. Kada fonas yra tamsus, langeliai mažiukai, šviesos nedaug, tai jie tiesiog auksu blizga. Tai dabar apie kalendorių truputuką, bet būtent tam laikotarpiui mūsų. Čia tie runų kalendoriai, kurie yra mūsų krašte turbūt irgi naudoti. Panašu, kad visas Baltijos jūros arealas juos turėjo, naudojo. Kada jie neteko jo fonetinės reikšmės, tai paliko kalendoriniai ženklai. Kai kurie labai aiškus, ten tų lapelių viduriniai dalytai, ten simboliai švenčių ir kai kurie taip labai nesunkiai atspėjami.
Bet kalendoriai įdomiai sudaryti pagal tokį algoritmą. Gal ir iš Skandinavijos pirmiausia perimta, nes ten galima ir mėnulio fazes nustatyti, ir jie amžini yra kiekvieną mėnesį, žinant taisyklę, galima naudoti juos. Tai Andriejaus dieną aš paminėjau, bet nepasakiau, kad Andriejaus diena dar labai, ypač Aukštaitijoje, dar buvo tas burtų paveldas išlikęs, kuris mitologiškai labai taip gražiai paaiškinamas. Burtai atliekami prie šulinio, burtai atliekami einant prieš saulės tekėjimo kryptį, ir barstant paskui save kažkokias sėklėles, ar tai kanapės, ar tai aguonas. Ir panašu, kad tai imituojama turbūt tas paukščių takas į dausas. Taip. Ir per sapną tada prie to šulinio atjoja raitelis. Taip. Ir su jo dialogas gali vykti ir paaiškinti, iš kur jis joja, kiek jo pili menių ir taip toliau. Tai va, tai ten šulinys kaip tokia mediacijos vieta, kuris kaip langelis į anapusinį pasaulį prasiveria ir iš ten gali ateiti žinia, kuri mums rūpi ateičiai. Nes mirusiųjų pasaulį laikui netekant, tarp praeities ir ateities nėra skirtumo. Tai tokios interpretacijos turbūt paaiškina to Andriejaus dienos burtus. Kai kurie papročiai paskui kartojami ir kitomis kalendorinėmis dienomis. Ir daugiausia, aišku, išliko merginų noras sužinoti savo gyvenimo ateitį. Tai tas geriausiai išliko. Aš apsiriboju Andriejaus dieną nusilaužęs vyšnios šakelę vieną kitą. Bet laužiant tą šakelę reikia galvoti apie savo problemą. Kokią, jeigu turi tą problemą. Arba norą, arba siekį, arba lūkestį. Paskui pamerki tą ant palangės šakelę, ir užmiršti ją. Prisimeni ją kūčių dieną. Jeigu kūčių dieną jį pražydo baltais žiedais, o būna, kad pražysta, čia mano jau patirtis kalba, būna, tada likimas palankus tavo lūkesčiui, tavo svajoniai, tavo sumanystam darbui, sako, daryk taip. Ir atvirkščiai, jeigu tie pumpurėliai pajuodavo, nubyrėjo, tai nieko gero iš to nebus. Tai čia toks paprasčiausias burtas. Taip, bet kartu jis labai simboliškai gražus, nes kūčių diena labai nudžiugina, kai iš užuolaidos ištraukia žydinčią šakelę. Nereikia nei šulinio. Tiesa, mitologijoje tai labai paprasta šulinį pakeist indeliu su vandeniu. Taip, ir per jį padėjus balaną, tai yra tiltas, ir per tą tiltą, aišku, kažkas paims ir perves sapne. Taip, viskas taip panašiai kaip prie šulinio daroma, bet namuose šalia savo guolio, kur miegi. Tik viena ten sąlyga yra, vakare negalima su nieko šnekėti. Sunkiai kartais įgyvendinama. Tai sakėm, jau kalbėsim apie šventes, kurių mes iki galo neišsinagrinėjom ir taip ir lieka jos tokios. Pirmoji, tai gruodžio 4 diena, Šventa Barbora.
kažkaip labai, reiškia, susijusi yra su nuo seno Lietuvoje auginamom avelėm. Ne tik, kad ten kalėdinis kirpimas yra pats geriausias, taip, būtent gruodžio mėnesį, bet vat rūpestis avelėm. Tai paskui kartojasi ir kūčių vakare, ten einama į tvartą, jos ten grėbiamos taip už nugaros, taip ir panašiai. Seniausias domestikuotas gyvūnas, jeigu šuns neskaitysime. Taip, tai naminis toks gyvūnas jo. Šunį medžiotojai prisijaukino jau neatmenamuose laiko tolybėse. O avelės turbūt padėjo indoeuropiečiams pasklisti po pasaulį. Panašu, kad jie jas augino ir vis ieškodami naujų ganyklų, nes kai kuriuose šlaituose prasidėjo erozija, pievos buvo per daug nuganytos, mat avelės nukanda žolę iki pat šaknų, nepalieka jas visai ko ataukti. Ne taip kaip karvės ar žirgai. Ne, jas nugano švariai. Tada tenka ieškoti naujų ganyklų, eiti į kokį Tigro, Eufrato, Nilo slėnį, ten nusiimt žemdirbystę, dar kažko tai. Čia civilizacijos istorijai, ko gero yra labai svarbus faktorius. Tas avelės ir jų diena. Vėlgi, ši diena yra susijusi su meilės burtais. Vakare reikia sūriai ką nors pavalgyti. Dar tokius kukuliukus darydavo. Iš miltų turbūt ir sriubytė tokia buvo, apeiginis matyt valgis. Beje, ir latviai turi tą pačią šventę. Na, mums tai viską uždengia, užkloja. Tai Barbora Radvilaitė. Jos mitas, jos legenda ir kuri tokia yra. Nemari Vilniaus legenda ir žinoma, ta diena taip. Šiaip tai gražius paveikslus Barborai nutapydavo liaudės meistriukai. Taip. Tas bokštas 3 langelius turi, tai šventoji trejybė. O į tą bokštą buvo į ten užmūryta Barbora. Ir vis tiek ji nepakeitė savo nusistatymo, būt krikščionė. Taip, buvo žiauriai nužudyta, taip, kankinant. Ir daug tų siužetų yra paskui įvairuojama viduramžių menu. Tai va, tai su Barbora ir su avelėm čia kažkas tai tokio yra labai svarbaus buvusio ir su ateities spėjimais. Vėlgi ta diena yra susijusi ir vertėtų pasigilinti. Na, o štai 6 gruodžio, tai Švento Mikalojaus diena. Na, o čia tai jau ilga kalba bus. Ne, Šventas Mikalojus, aktualija didžioji, dovanų karalius. Jis pats apie save taip negalvojo. Taip, čia mes padarėm tokiu. Bet iki šiol kai kuriuose šalyse Europoje, būtent gruodžio 6 yra vaikų labai laukiama diena, nes tada jie gauna dovanėlių. Ir laukia Švento Mikalojaus atsirandant tai stebuklingų būdų per nakties metu, per židinio kaminą. Taip, ir todėl jo žirgui dar palikdavo klumpaitėse morkų įdėję ir šieno truputuką. Taip, ir rasdavo žaisliukų ir kitų tokių malonių smulkmenų. Skanėstų, pavyzdžiui. Čia ikona Švento Mikalojaus. Šventas Mikalojus pravoslavų bažnyčioje labai yra gerbiamas, jis yra vadinamas rusų. Tai Nikolai Čiudatvorec, stebukladarys,
imperatoriai tą vardą perimdavo. Taip, ir nu, ten ilga istorija su jo pravoslavybei. O čia legendos apie jį. Vieną šeimą išgelbėjo nuo didelio skurdo Kalojus. Jis gyveno 3-4 amžiaus sandūroje. Kur gyveno? Turkijoje. Demre miestelis, Myro apylinkės. Ir štai ką jis čia šitame paveiksle daro, lankydamas savo parapionis prieš šventinę tas dienas, mato, kad viena šeima gyvena taip skurdžiai, kad vaikai, o jų ten tuzinas tų vaikų, turi vienus batukus tik tai. Ir vienas kojinės, aišku, ir tos kojinės šlapios, jos prie židinio džiūsta padžiautos, taip, o vaikai miega. Nu tai kągi, jis į tą kojinę įmeta aukso gabaliuką ir išgelbsti visą šeimą nuo to. Bet jis stengdavosi tą gerą darbą padaryti ne taip, kaip čia pavaizduota. Čia su to tėvu jis nešneka. Jis stengiasi, kad nieks nematytų, kad nieks nežinotų, iš kur čia tas atsirado gėris. Tai toks paslaptingas geradaris. Kitą šeimą jis išgelbsti. Štai 3 seserys nesugeba savo mamos pamaitinti, ko nors senutės. Taip, nebėra nieko, ką ant stalo padėti. Taip, ir tenka viena išeitis tik tai toms seserims, tai save parduoti. Ir čia gerasis vyskupas per langelį įmeta 3 bulkutes, kurios stebuklingos. Kiek jų nuvalgysi, tiek jau vėl atsiras. Vilniuje yra Švento Mikalojaus skulptūra pastatyta prie bažnytėlės, ten jis rankose laiko tas bandeles. 3. Tai va, tai tos legendos apie gerąjį vyskupą vis reiškia plito piligrimystė, prasidėjo į ten, kur jisai tuos gerosius darbus darė, kuris turėjo savo parapiją. Betgi atėjo musulmonai, 11 amžius. Taip. Tada italų jūreiviai ryžtasi tokiam drąsiam žygiui. Nuplaukė ten su laivu, suranda tarsi jo kapą toj katedroj, kuris palaidotas, iškaso jo kauliukus į laivą ir parveža į Italiją. Nuo to laiko gerasis vyskupas tampa ir jūreivių globėjų. Audros metu ar ką nors jis padeda gyvybės išgelbėti. Nu, toliau čia viskas paveiksliukuose, va taip iškilmingai į Bario, toks uostamiestis yra, Italijos pietiniai daly. Bario katedra įnešamas karstas, aišku, ten kauliukai jau praėjus, kiek ten 700 metų jau ten, tik kauliukai buvo likę. Čia jis dar aprengtas taip kaip to ikonoj bizantiškoj nutapyta. Taip, na ir tai Bario katedroje iki šios dienos po štai šituo altorium Švento Mikalojaus geradario kauliukai ilsisi. Nors ne visada ilsisi jie, kartais keliauja ir pro pasaulį. Beje, Bario katedrą lietuviai lanko dažnai. Jiems įdomu, nes toj pačioj katedroje šoniniam altoriui yra palaidota Bona Sforza. Bario kunigaikštytė yra ir sugrįžo į savo gimtinę. Matyt, tokia dėžė, labai reiškia prabangę, tiek jo relikvijos sudėtos keliauja į pasaulį. Kai kurie kraštai įsiprašo tokios malonės. Rusijoje, pavyzdžiui, prieš 7 metus berods
šita dėžė keliavo ir buvo sutinkama visur labai pagarbiai ir su dideliu tokiu pietizmu. Taip, na va. Bet vat vėlgi įdomu, maždaug prieš tiek pat metų ar prieš 5 kokią, ten dirbo turkų archeologai šitą katedrą. Nagrinėjai, griuvėsiuose, matot, stovi ta katedra. Jie ten tas katakombas, iš tikrųjų ne katakombas, o ten palaidojimai tokie yra po grindimis ištisai. Jie tyrinėjo ir paskui buvo paskelbę sensacingą žinią, kad sako, tie italai apsiriko. Jie kažkokį mokinį išvežė, reiškia, į Italiją palaidoto. Tikrasis vyskupas tebėra ten, tuose pačiuose, reiškia, katedros griuvėsiuose. Tai buvo oficialiai paskelbta, kiek teisybės kuriam variante, čia nežinau. Aišku, ir nieks turbūt nenuspręs, nes, kaip žinot, DNR tyrimai šiuo atveju beviltiški, nes vyskupas palikonių nepalieka. Ten paminklas yra jam pastatytas. Man štai taip. Taip, kad kai sekantį kartą važiuosit šiltoj jūroj paplaukiot, tai galit aplankyti ir Demre miestelį. Būtent tam rajone, kur ten yra tie kurortai, netoli važiuoti. Legenda liko. Ir legenda viduramžiais įvairiuose socialiniuose sluoksniuose įkeliavo. Ten, matot, samdiniams gerasis vyskupas yra paruošęs vaišes, priešai save ten išdėliojęs viską. Čia vaikus kaip angelėlius, reiškiais, žiūrėkit, ten oboliukais vaišina. Taip, oboliukai, paskui pamatysit, prireiks eglutei papuošti. Tai ta legenda viduramžiuose buvo, reiškia, kur? Per misterijas. Advento metas, tai būdavo misterijų metas, kada bažnyčiose rengiami vaidinimai, dažniausiai iliustruojantis švento rašto atskirus elementus. Pradedant nuo Adomo ir Ievos, kurie ties rojaus medžiu, reiškia ten, kalbasi, kaip jiems toliau rojui gyvent ar kažkokių ieškoti žinių šaltinių. Iš ko darydavo tą rojaus medį žiemos metu? Na, nebejotinai iš eglišakių. Kasgi dar žalias? Gal tik kadugys. Taip, kad čia yra eglutės užuomazgos. Viduramžių misterijos bažnyčiose, kada daromas dirbtinis tas rojaus medis ir puošiamas jis oboliukais. Pažinimo vaisiai. Olandų vaikai laukia labai gerojo vyskupo per sapną atsilankant. Taip, ten kurpaitė galite pamatyti šitą Olandų buitinių scenų tokia. Mada buvo vienu metu. Drobės, man taip detaliai vaizduoja. Vienas mergaitė džiaugiasi lėlytę gavusi, radusi toj kurpaitės parasto, o tas berniukas jau trina savo nosį šniurkščioje, nes jis nieko negavo. Nenusipelnė, matyti, pasitikti gerąjį vyskupą. Olandų vaikai praminė gerąjį vyskupą mažybiškai. Santa, tai aišku šventasis, bet iš Nikolaus jie padarė Klaus. Pirmas skiemenį atmetė. Santa Klaus. Iš čia mes jau turime šiuolaikinį personažą. Taip, tai tokia sutrumpinimo istorija.
Iš pradžio šitas Santa Claus, o paskui jau Klaus. Nes, dabar dar ta legenda, aišku, jiems pasakodavo suaugę ir sakydavo, kad žinoma, vyskupas ant balto žirgo atjoja, kaip ir priklauso, taip kaip ir mūsų herbe, taip ir jis iš kur atjoja. Kadangi Nyderlandai kariavo kažkada tai su Ispanija, tai aišku, jis ten iš pietų krašto. Pietų kraštas tai Ispanija. Ir jis, mato, čia kol kas dar apsirengęs vyskupo rūbais, labai prašmatniais, bet tą raudoną spalvą paskui kaip aukščiausio dvasiškio jis nešioja ir labai svarbu iki mūsų dienų. Čia posakis į šoną apie arklius, nes gruodžio 6 mūsų kalendoriuje yra arkliukų diena. Čia labai daug galėtumėm kalbėti apie tai, kad lietuviai buvo raitelių tauta, kad lietuviai turi žemaitukus, kurie yra tiesiogiai kilę iš tarpano, laukinio žirgo. Taip, tai yra 1000 metų. Jau nuo mūsų laikų. Ir tai, kad palaidojimai yra ypatingai palei Nemuną, kurie žirgai palaidoti ritualiniu būdu. Čia netgi galime žvilgtelti, kad mes turime ir rašytinius paminklus apie žirgo vertę mūsų istorijai. Ten unikalus leidinys 1605 metai. 5 Hipika, kuris turėjo ar 7 ar 8 leidimus. Ir Kristupo Manvydo autorystė. Ir čia mūsų jau archeologų dėmesys atkreiptas, kaip Kulikauskienės. Dabar Bertašius yra daug tyrinėjęs žirgų palaidojimų palei Nemuną. Fronto rubežius juk buvo Nemunas. Tai ten turėjo būti ir ritualai su žirgais ir panašiai. Taip kad mes ypatingą čia turime gyvūną savo istorijoje. Jau ką čia kalbėti, kad gyvūną mes turim draugą tiesiog, bendražygį turbūt, nes žirgai buvo laidojami su įkapėmis, taip kaip žmonės. Tai ši diena yra tada, kada žirgai jau po visų ūkio darbų uždaromi į tvartą, sočiai dar jiems avižų pripilama, taip. Sako, senovėje nutaškydavo tas avižas juodo gaidžio krauju, taip, ir kad sveiki išbūtų žiemos tą metą, nelinksma jiems, ir stiprus sulauktų pavasario darbų. Tai tokia yra mums gruodžio 6. O gerasis vyskupas, matot, kartais pasikinkydavo ir ne tik žirgą. Čia skandinavai savo trolių matyt, reiškia, visą tą pakėlė paveldą ir juos panaudojo taip pat. Dovanėlės, skanėstus, šitaip gerasis, geroji dvasia jau sakytumėm, vaikams atneša. O kaip susiklostė štai šis Santa Klauso įvaizdis? Čia prikišo savo nagus kūrėjai. 19 amžiaus pradžioj, 1836 metais į Ameriką iš Europos grįžo diplomatas, rašytojas ir šiaip smalsus toks vyras Vašingtonas Irvingas.
Ir ten jis tais metais išleido knygą Niujorke. Jis domėjosi čia Europoje, ypatingai čia su Olandais draugavo, buvo, reiškia, Olandijoje nemažai laiko praleidęs. Parašė lyg ir Niujorko istoriją, bet Niujorką įkūrė išeiviai iš Europos. Ir daug tenai Olandų buvo, kurios pravardžiuodavo knickerbockeriais. Tai knyga jo vadinosi Neįtikima istorija apie knickerbockerius, kurie įkūrė Niujorką ir, reiškia, nuo seniausių laikų apie juos pasakojanti tą istoriją iki dabar. Tai va tokiu ilgu pavadinimu ta knyga buvo labai populiari, nes šmaikščiai parašyta, smagi. Ir ten knickerbockeriai jau laukia Santa Klauso. Ateinant, Santa Klausas gali visokių, reiškia, triukų padaryti, židinio kaminų nusileisti ir jis jau gyvena šiauriai, nes Niujorke žiema tuo metu. Taip, jis iš šiaurės atvažiuoja, nebe iš pietų, kaip anksčiau vaikai laukdavo kažkur Ispanijoje ir dar kažkuris žiemoje. Kodėl šiauriai? Todėl, kad tada prasidėjo tos įžymiosios šiaurės kelionės. Tiek pietų poliaus, tiek šiaurės poliaus pasiekimas buvo užduotis tokia labai keliautojams, geografams duota ir visi norėjo, reiškia, tų žygių aprašymų. Todėl jau toj Irvingo knygoje Kalėdų senelis gyvena šiauriai, rūbus jis pakeičia truputį tokius patogesnius kelionėms rogėmis, patrumpina jos, taip, slidininko kepuraitė, laplandiečių, taip, samių tautelių rūbus, kurie tos elnius augina apsirengiais, taip patogesniais. Tiesa, platų diržą tai jis iš viduramžių paveldėjo, nes su jo į misterijas ateidavo toks riteris Ruprechtas. Ir tas Ruprechtas, jis vaikų klausinėdavo poterių, o kurie nemokėdavo poterių, tai jis nusijosdavo tą diržą. Tai dabar tas diržas atiteko Kalėdų seneliui, taip riteris pasiliko viduramžiuose, ir viskas atsisuko į šiaurę, todėl kad labai aktualijos buvo, reiškia, didelės ir įdomios. Na ir kitas poetas Samuelis Mūras. Mūras jau tos elnius ne vieną, o visą jų govedą sukinkė į rogės, davė jiems vardus, tai ir Veržlusis, ir Audra, ir Ištikimasis, ir tas, kuris nosį nušalo, tai tas Rudolfas. Taip, ir jie stebuklingi, jie skrieja oru. Markui Tvenui dar to pasirodė per mažai. Jis sako, kad šiaurė tai taip, bet yra šaltesnių vietų visatoje. Mėnulyje gyvena Kalėdų senelis. Ir jau 20 amžiaus jau pradžioje Disnėjaus filmukas galutinai taip įteisino Kalėdų senelio įvaizdį. Tada beliko tik tai Coca-Colai pastebėti, kad spalvos tai panašios, kad tas tamsiai raudona ta jo apranga visa senelių labai atitinka tai, ką ant buteliuko piešia etiketės Coca-Cola. Ir tada jie ėmė finansuoti šitas Kalėdų senelio keliones. Ar į Mėnulį, nežinau, finansuos, bet visur kitur tai taip. Taip. Dabar Kalėdų senelis, sakoma, kad gali būti sutinkamas ir vasaros metu, kur Suomijoje Rovasniemio miestelis ten kartais nusileidžia iš Mėnulio. Taip ir su vaikais pasišneka. Rovasniemėje
Na ir net turi savo muziejų ir ne vieną. Jau jo tas įvaizdis, kur mes taip prabėgom, paminėjom detaliai ir atskleidžiamas štai tokiuose muziejuose kaip šis Amerikoje esantis. Beje, kiekviena šalis kažką tai tokio savo ir etniško įdeda į Kalėdų senelio aprangą. Nebūtinai tai yra aukšto rango dvasiškio apranga, nebūtinai. Čia ir ne skandinavų, o Balkanų apranga. Čia atvirukai su Kalėdų seneliu, kaip matot, jau ten ir spalvos įvairuoja ir kažkas tai yra iš tautinių rūbų paimta. Tai mes ne vieninteliai. O štai lietuviškas Kalėdų senelis, o čia iš kažkurios tai ten genties nem turbūt ir tokį Kalėdų senelį galima sutikti pasaulyje. Kontrastą. Taigi, Lietuvoje, kiek aš bandžiau paieškoti jo įvaizdžių, tai Aukštaitijoje teko rasti. Įtariu, kad šitas įvaizdis gal jis formavosi per literatūrą, per knygnešių skleidžiamą knygeles, ten aprašyta, kaip pasaulyje švenčiami naujieji metai ir Kalėdos ir matyt gerasis vyskupas Mikalojus ten turėdavo savo tokio įvaizdžio pradžią turbūt. Na, bet įdomu, kad į mūsų Kalėdų senelio lūpas yra įdedami burtažodžiai. Kai jis ateina į aukštaitišką trobą ir randa už stalo visus sėdinčius taip ir laukiančius kūčių vakarienės metu ar kaip, tai jis ištraukia saują, reiškia, grūdų paėmęs ir pažeria ant stalo. Ir visi žiūri, kokie grūdai jam įskraitą įbirs, tuos kitą metą galės sėkmingiau auginti. Ir šitas žestas jo yra palydimas tokiu žodžiu: čiu nebrūkšt avinėlį. Čiu nebrūkšt. Toks burtažodis, avinėlį, vėlgi čia su avelėm, čia istorija eina per visas šventes. Tas. Ką reiškia čiu nebrūkšt? Nu va, čia man mislinga. Mislinga, bet kažkoks tai užkeikimas, kažkoks tai tabuistinis toksai dalykas čia turbūt nuskamba. Nu, kartais ir išdaigiškas tas Kalėdų senelis, kai kuriuose kraštuose. Visko būna su jo. Kas prisimenat rusų laikus, tai ten Kalėdų Dėdą Marozą taip lydėdavo Sneguračka, kurios pagrindinė tokia funkcija būdavo, tai tą Kalėdų senelį nusitašiusi kaip nors pargabent namo. Na, kai kam jau tas Kalėdų senelio komercinis įvaizdis labai darosi toks jau įkyrus ir todėl tampa humoro ir tokio pajuokų, tokia forma kartais. Taip, bet kada iš tikrųjų reikėtų pradėti laukti tų švenčių? Prekybinės nuolaidos jau seniausiai prasidėjo. Mugės irgi. Šiaurinėje Lietuvos dalyje būta tokių šventinių mugių, kurios vadindavosi Šeškaturgis, Skaistaturgis ir Saldaturgis. Taip. Tai čia buvo tokia tradicija. Taip, iš tikrųjų, kiekvieną sekmadienį ar ten kitą turgaus dieną tokias skirtingas mugės daryti. Labai
smagu, kai jos būdavo tokios skirtingos. Saldaturgis, tai aišku, jau ko reikės kūčių stalui, kalėdų stalui, skaistaturgis dovanų, nes kaimo vaikinai jau grįžta su uždarbiu, uždirbę samdiniai kažką tai jau turi kišeniai. Sakoma, kišenė plėšia savo, reiškia, pinigais. Tai va, na ir šeškaturgis, tai šiltų daiktų turgus. Šeškų kailiukų dažniausiai apsiūdavo apykaklę. Tai va, bet yra ta diena 13, apie kurią mes užsiminėm truputuką. Tai 13, kada saulutė sustoja, saulės gimimo diena. Taip. Ir 12 dienų, ką lietuviai sakydavo, ogi reikia iš daraktoriaus, reiškia, gavus kalendorių arba knygnešys atnešė, rašytis ten, kokia kiekviena diena bus. Tai atspėsi sekančių metų orą. Gruodžio 13 tai bus sausio mėnuo, gruodžio 14 vasaris, gruodžio 15 kovas, gruodžio 16 šiandien. Balandis. Koks bus balandis? Visko bus. Ir lietaus, ir saulės prošvaisčių. Va, koks balandis bus. Beje, šitaip aš įdomumo dėliai darau, man įdomu, kiek tas senasis paveldas dar galioja. Dar neblogai galioja, tiesą sakant. Arba paprasčiau, tai prie slenksčio šeimininkas 12 žiupsnių druskos paberdavo. Paskui žiūrėdavo, kuris tas žiupsnelis labiausia sudrėko, kuris ištižo. Tai tą mėnesį daugiausiai ir lis arba snigs, daugiausiai iš dangaus bus kažko tai. 12 dienų, tai vat su vaikais reikėtų užimti juos. Tegu jie papuošimus eglutei padaro. Patys, ką padarys, tai didžiausias džiaugsmas bus. Tegu išmoksta ten kokių vaidinimą ar kokią nors eilėraštuką, dainelę. Vat. Šventoji Licija. Šviesos mergaitė. Ir tose viduramžių misterijose jie atnešdavo ten ar šviesą, ar ateidavo pati pasipuošusi savo vainiką žvakelėmis. Nes pagal legendą jį nešiodavo pirmiesiam krikščionims maistą. Ir katakombose, kad galėtų, reiškia, pasišvies savo kelią, tai, o rankos užimtos maistu, neša rankose. Tai ta žvakutė susidegdavo prie savo vainiko turėdama. Į baltai apsirengusi paprastai. Švedijoje iš tikrųjų ją lydi ir merginos gražiai apsirengusios, ir vaikinai su tokiais įdomiais žvaigždėmis papuoštais galvos apdangalais. Na, žodžiu, tai yra šventoji, kuri savo gražias akis paaukojo tikėjimui, įsitikinimams, tvirtybei. Budeliai taip ją nukankino. Va, taip. Nu ir dabar prakartėlės dar labai turbūt verta parodyti. Čia viena iš pirmųjų, reiškia, tapytų prakartėlių yra. Jos autorius nelabai žinomas, bet, reiškia, atkreipkite štai kokį dėmesį. Čia piemenys jau atėjo aplankyti. Štai va, prakartėlė. O angelų būriai, vienas būrys žiūri kūdikėlį Jėzų, o kitas būrys žiūri Betliejaus žvaigždę. Ten viršų įdomu, kad pavaizduota Betliejaus žvaigždė.
Ir tai yra viena dar kultūros mįslė, kasgi buvo ta Betliejaus žvaigždė. Astronomai sako, kad greičiausiai buvo kažkoks nepaprastas reiškinys arba dviejų šviesulių konjunkcija, kada suartėja dvi planetas. Arba kometa. Irgi galimas dalykas, nes kometa labai įspūdingas renginys. Renginys, kuris tikrai ir jie yra suskaičiavę, pasukus laiką atgal, galima suskaičiuoti, ar buvo, kuri garsi kometa tais metais dangaus sferoje, kada gimė Kristus. Beje, priminsiu, kad Kristaus gimimo data buvo nustatyta 5 amžiuje tik tai. Toks vyskupas vienuolis Dionizijus Mažasis Vatikane gyvenęs nustatė tą datą, remdamasis kai kuriais istoriniais dokumentais. Ir panašu, kad su astronomais truputį prasilenkė ta data. Taip kad laiką mes skaičiuojam gal šiek tiek ir neteisingai, jeigu norėt, reiškia, suderinti jį su gamtos laikrodžiu. Vėluodami, ne? Keliais metais. Taip, keliais metais mes. Bet vėlgi nelabai aišku, kiek metų reikėtų, nes yra keli variantai. Yra Betliejaus žvaigždė ir galėjo būti, kaip minėjau, kometų pasirodymai ir galėjo būti žvaigždžių. Čia jau Džoto paveikslas, kada 3 karaliai ateina, bet vėlgi ten kometa viršui. Arba bent didžiulis bolidas kažkoks, kuris atvedė, bet kometa gerai ten atitinka kryptį, kuria galėjo keliauti 3 karaliai arba 3 išminčiai. Matau, kad jau atsibodau aš, bet dar keli žodžius pasakysiu apie eglutę. Ar senai mes puošiame eglutę? Ne veltui ten aš užsiminiau, kad viduramžių misterijose iš eglišakių buvo daromas tas rojaus medis ir ten kabinami obuoliukai. Sakoma, kad šitą idėją taip išplatino turbūt vokiečiai. Vokietijai dažniausiai tai buvo ten kalnuotose dalyse. Čia sakoma, kad net Liuteris, jau reformatorius, reiškia didysis, žvakutes jis pirmas įtaisė ant eglutės, uždegė ir savo parapijonims, bažnyčiai sako, dabar kaip jūsų geri norai, geros intencijos visos, kaip ties liepsnelės kyla į viršų žvakutės tos eglute. Ir čia, matot, kaip tik šis piešinukas panašiai, reiškia, čia šventikas, reiškia, rodo į žvakutes ir aiškina, kad čia taip reikėtų manyti. Ir ką jūs manot, 1840 metais karalienės Viktorijos vyras Albertas, jis buvo kilęs iš Vokietijos, nutarė jai padaryti siurprizą. Ir eglutę papuošė rūmuose. Kitaip sakant, Londone. Jai labai patiko. Jeigu matėt filmą čia apie karalienę Viktoriją, prieš porą metų buvo per televiziją rodomas filmas, tai tas epizodas buvo ten, kada eglutę papuošė ir labai karalienė džiugiai priėmė šitą dovaną. Ir nuo to paplito per rūmus, per visą Europą. Visi pradėjo ruošti savo dvaruose, rūmuose, dar kitur. 1853 metais Antanas Baranauskas, būdamas paprastų valdininkėlių, raštininku, kur Vainutė, buvo pakviestas į vachmistro namus. Kalėdų proga. Ir ten jis pirmą kartą pamatė eglutę papuoštą. Ir savo dienoraštį parašė. Mačiau eglutę papuoštą. Tai va, pirmoji eglutė Lietuvoje.
vokiečių kariai pirmo pasaulinio karo metu, ten, kur frontas sustojo, į blindažus gaudavo iš namų siuntinukus. Tuose siuntinukose ir skanėstai kokie tai, ir kažkokie vaikystės prisiminimams dovanėlės tokios didelės. Jie pasipuošdavo eglutę, vokietukai, ir pakviesdavo kaimo vaikus, prisimindami, kaip jiems būdavo tai nuostabu. Aš irgi savo gyvenime turiu tokį patyrimą, kai karo metu pamačiau papuoštą eglutę gydytojo namuose. Tai man padarė įspūdį, kurį nešioju iki šiol. Bet mūsų kaimynai, latviukai, Rygoje bronzinę eglutę pastatė prie Rotušės ir Pirklių Juodagalvių gildijos namo. Ir užrašė, kad 1510 metais ten pirmą kartą buvo pastatyta eglutė papuošta popieriniais kaspinėliais. Nu, negalim ginčytis. Tegu jie turi. Ta pirma eglutė. Taip, už tai mes turim kūčiukus. Ir mes turim kūčių vakarienę, kur ne visi ir katalikų kraštai jie turi. Kaip bažnytinė šventė, tai yra vigilija šventės, taip, bet tokia, kada visa šeima tik susirenka, tai panašu, kad mes labiausiai išlaikėm. Nes kartu su šeima čia yra ir mūsų protėviai prie to stalo. Ir mirusieji, ir senai jau pamirštieji, ir vaikams apie juos papasakojama prie stalo. Bent mano šeimoje tai būdavo, kada aš sužinojau savo senelių vardus ir apie prosenelių šiaip bei tą. Tai yra unikali šventė. Vienintelė. Ir labai liūdna, kad dabar restoranai ir kavinės nori atimti tą vienintelę šventę iš mūsų. Kada tik šeima susirenka, kada tik tai viskas, kas aplinkui darosi, yra labai reikšminga. Garsai, aplinka, oras. Nu, stebuklų naktis. Naktis, kuri gal ir šitais burtais atrodo, čia Repšio freska, taip tokia reikšminga, 12 nakties jau prasideda burtai, arba Ragevičienės aprašyti elniai, kurie atneša kalėdas ant savo ragų, kaip skamba tai kalėdų dainoj, Lėlių kalėda. Taip, tai viskas yra mūsų paveldas, darantis mus lietuviais. Ir jei nors vieną mes tą dėmenį prarasim, jau mūsų lietuvybė ir apdils. Ačiū už kantrybę. Prašom klausimų. Klausimų arba papildymų. Kunigų kalėdojimas ir katalikų surašymas. Kalėdojimas. Ir bažnytinių knygų. Dabar jis mažai, kur jau beliko kalėdojimas. Labai reta parapija, žinau, kad kalėdoja. Man atrodo, kad kalėdojimas tai labai primindavo Švento Mikalojaus tas istorijas ir legendas. Ir kur dar kunigai kalėdoja, tai sako, kad mes labai įsišnekam su parapijonėmis iš dūšios. Jie sužino visas bėdas, visus ar gerus dalykus, ar ką nors. Tai gaila tos kalėdojimo papročio.
Bet gal čia ir tuo pačiu dešimtinę surinkdavo. Netgi aš kiek atsimenu dar iš vaikystės, tai ten ir kunigų atpildavo kiek, tai ir grūdų, ir... Važiuodavo dar važelis paskui, ir varogės, ir taip, iš Kristijonų, Šventonikui, tai kunigų dar 3 patronautojams. Tai kaip ir dešimtinė surinkimas, sakyčiau, būtų. Galima papildyti, aš savo kraštą atsimenu, kai būdavo tas kalėdojimas, tai po kelių metų iškilo nesąmonių, mano tėtis tiesiog išvydavo iš kiemai tuos kalėdotojus, nes rinko pinigus, gana įžūliai, reikalaudami kunigas susikristijom ir be to prisisiūkdavo, kaip aš eidavo jau skersinama. Tai atsibodo, tai tėtis atsimenu, nu jau kokie 70-75 metų buvo, tiesiog išvyjo ir pradėjo nebepriimti. Taip, žinau tokiu atveju. Matot, kiekvieną tradiciją galima sugadinti labai greit. Ir tik tai netinkamai kažką padarysi ir sugadinsi ir jie, aišku, turės labai liūdną tada šlovę. Jeigu galima apie tos gyvatės, aš jau skaičiau mūsų gamtą, labai seniai, nes sovietmečiu, tas mūsų gyvatės, jos yra teritorija, turi savo teritorijas ir jos yra pažymėtos, kaip parkai, tai kas ateina laikas, jos nušliaužia iki savo ribos, paskui šliaužia pagal ją iki kitos, nu, tokiu būdu, reiškia, susirantuoja. Gali būti. O paskui dar nežinau. Bet ką mačiau, tai labai įspūdinga buvo. Tai mačiau, kaip baigiamasis jo O paskui jūs minėjot, kad čiuoš ir ten žvejoti panašiai. Truputį, žinot, kuršininkai tokiu būdu varžydavosi dėl geriausių žvejybos vietų žiemą Kuršių mariose. Reiškia, tie, kurie turi, ten žvejoti, ten šeimų galos, nežinau, įsireikiuoja su pačiūžom ir čiuožia. Kas greičiau nučiuožia, tas į geresnę vietą pasirenka. Tai tas buvo net atrodo Lietuvos laikais. Dar Lietuvos laikais iki. Taip, nes paskui ir vėtrungė, reiškia, būdavo tam, kad žinot, ar savo plotę žvejoja vasarą. Jo, tai čia turbūt tas prižiūrėtas, ar kaip pavadinti, jo iniciatyvoje buvo daugiau pagamintos, kad galėtų susektis, matyti. Gal pagamintos ir buvo ir šiaip seniau kaip ženklas, bet reglamentuotos, tai taip, tikrai buvo tam, kad jau paskui galėtų iš tolo matyti ar savo plotę, ar neprakoniauja kažkur tai jau kaimynų. Galima dar paklausti, koks santykis tarp sąvokos Lilimai ir Advento? Viena iš mislių, kurios aš nežinau atsakymą. Ir mes esam galvoję apie tą žodį Lilimai su šviesios atminties profesorė Jakulienė, Kaukienė. Ir į ten turėjo tokį variantą, bet tas variantas mane nelabai įtikino. Manydavo, kad čia yra atskirų skiemenių samplaika tokia, iš kelių žodžių, tas priedainis atsiradęs. O ką iš tikrųjų jis reiškia, va taip ir liko neišaiškinta. Bet kaip priedainis, priedainį dažnai skamba tokie žodžiai, kaip tas burtažodis, kurio prasme dabar jau mums nebeaiški. Norėčiau, kad čia kalbininkai užsiimtų tokiais dalykais. Kaip jūs sakėte? Įdomus dalykas, kodėl Pelenų šventė čia, visoje Lietuvoje skirus į Žemaitiją per sekmines, o Žemaitijoje pusantros savaitės vėliau, per devintinį. Tai ar čia dėl fenologijų kalendoriaus, nes arčiau jūros ten vėl kiek vasarą? Aš tai rašiau viename savo tokiam samprotavime, kad būtent todėl, kad gamta diktuoja. Kad gamta diktuoja ir todėl ir
šventė tokia pat vėluoja arčiau jūros, nes žinom, kad yra klimato inversija. Bet dabar yra ten šilčiau prie jūros visada keliais laipsniais, taip, o pas mus tas skirtumas va toks. Kad čia jau padiktuota gamtos ta data. Norėjau paklausti, vaikystėje prisimenu mano seneliai, mama kilusi iš Viekvedžių, šalia Kurtuvėnų, tarp Bubių ir Kurtuvėnų yra toks kaimas. Tai per kūčias atsimenu, kad kūrėm laužą lauke. Ar nėra kažkokios tradicijos, nes kažkaip tai prie jūros yra labai dažnai tam tokiom šventėm irgi kūrėmi laužai, Latvijoje, tai va ar čia ne kūčių vakarą. Kažkaip aš atsimenu, kad jau kūrėm laužą, buvo laužas kūrenamas. Šiaip yra kas etnografų fiksuota, per naujus metus kurdavo. Iš šiaudų, reiškia, ypatingai, nes labai sakydavo, kad gražiai to žiežirbos kyla į viršų. Taip, fejerverkai tokie būdavo. Gal naujų metų ten daugiau. Gal tada painiai, nes maža dar buvo. O šiaip Aukštaitijoje tai vaidinimai būdavo naujų metų. Ir būtent vaidindavo, kaip naujieji metai ateina, tai jaunikaitis toks su knyga rankoj, o čia senieji metai tokie apspurę ir sulinkę ir giltinė jos ten pribaigė. Tokie vaidinimai jau čia, aišku, iš literatūros pasisemta kai kas. Ir jau turbūt knygnešių epochoje gimė dalykai. Dėl polinkio etnologai, sociologai, man atrodo, kad čia toks visuotinis reiškinys. Esu kalbėjęs su kalbininkais, tai man irgi sakė, kad labai dar nemaža dalis pasirenka visam pasaulyje. Tokias temas, ten koks nors lenkas ar dar vėl, tai aš klausiu, kodėl. Taigi sakau, bet paprastai, jeigu nori tapti rimtų lingvistų, mokslininkų, reikia mokytis senasias kalbas, turėtis mokėti ir panašiai pasiruošti reikia. O čia tai atlieka tyrimus, ištyrinėja ir jau gauni mokslinį laipsnį. Tai aš žiūriu, kad analogija ir dailė tas pastat, ir performansai, ir dailė ir panašiai. Sumažėjo to, kaip sakant, amato, kur reikia išmokti, kur reikia padaryti. O kaip tai noras mokytis. Einama lengviausiai keliu. Ir dar vienas pastebėjimas, kur aš jau negaliu čia sakyti, neturiu bus apšaukti antisemitų. Kas yra iniciatoriai kai kurių tų, reiškia, dalykų. Čia tik yra verslas, savotiškas verslas darbas, tai nežinau. Menuose tai aiškiai, čia yra būdas paslėpti savo talento stoką. Dažniausiai einama į performansus ir į kitus dalykus, tai čia labai užsimaskuot lengva ir paprasta. Paprastai ir išgarsėti novatoriškumu. Turbūt. Išimčių yra, aišku, bet daugeliu atveju turbūt taip. Šiaip jūs matot, kad mokykla pas mus irgi eina tokiu lengviausiu keliu. Kad jaunimas dabar nesirenka sunkių specialybių, kurioms reikia proto įtampos, dar kas nors. Net keiščiausia, mūsų inžinerijos kalvė vadinama, tai populiariausia, kokia ten specialybė yra. Ko gero vadyba kokia nors? Ne, net ne vadyba, pramogų industrija. Tai yra scenų tokių pastatymas ir kitų. Tai ten lūžta, ten grupės nuolat didėja, reiškia. Tai aiškus toks yra polinkis į tokias pramogas, laisvesnės, lengvesnės specialybės. Taip, dėja. Dėja, čia kol kas. Nors, aišku, išimčių yra ir mes turime puikių mokslininkų, kurie pasaulinio lygmens pasiekė rezultatus. Ir taip, bet. Tai kalbant apie mūsų pasiekimus, mes, pavyzdžiui, biologijoje labai gražių turim darbų. Tai aš vis laukiu
Štai kaip archeologams labai daug davė DNR tyrimai. Tai nepaprastai, visai galima perrašyti istoriją kai kur. Tai, o pavyzdžiui, o jeigu panagrinėt mūsų visų, reiškia DNR, ar yra čia polinkiai tam tikrom spalvom, tam tikrom garsų samplaikom, ar negalėtume mes išgryninti lietuvio, tokį modelį, kuriam yra maloniausiai tokie dalykai, pavyzdžiui, tam tikras garsų, tam tikras spalvų samplaika, tam tikras. Tada mes pasakytumėm, ar yra tautinis menas, ar yra tautinė muzika, ar dar kas nors. Čia aš aišku šiek tiek juokauju ir utriruoju, žinoma, bet aš manau, kad čia kažkokius tokius metodus galima būtų pritaikyti. Vis tik ir mes tada labai įdomių rezultatų galėtumėm turėti. Žiūrėtumėm, kiek kiekvienas kūrėjas yra mūsų tautai artimas, turbūt. Tarp kitko, pokario metais, kada buvo didelė mūsų emigracija, čia Baltijos tautų, turbūt Jungtinėse Amerikos valstijose, tokia tendencija buvo stebėta, kad reiškia, į darbą priimami pabaltijiečiai. Ir, reiškia, verslininkai skyrė tokias savybės geras. Pirma, reiškia, lengvai išmoksta kalbų, mokosi. Antra, yra psichologiškai lankstus. Reiškia, prisitaiko, kaip mažesnės tautos. Jos priverstos istoriškai buvo prisitaikyti, kad neprisitaikydavo, tai galus nekirsdavo. Tai matyt, kad tokia atranka savo padarydavo, bet tai yra tas nacionalinio charakterio, apie kurį aš ir taip ir svajoju, kad galima būtų jį rekonstruoti. Dalykai. Čia nuskambėjo toks sakinys, kad daug lemia gamta. Ir dėl tų man įdomu tos slinktys. Reiškia, astronominės kalėdos tarsi būtų gruodžio 21 dieną. Ir tas slinktis ir ta įsitvirtinusi kalėdų diena. Ir jie dar ir su naujais metais visos tos slinktis. Va jūs kaip fizikas, kaip astronomas, kaip tas slinktis visas matot. Labai paprastai aš matau tas slinktis. Tiesiog metodai, kuriais buvo nustatomi astronominiai tie momentai, sakykime, konkrečiai šiemet bus gruodžio 21 diena, trumpiausia naktis. Tai yra ilgiausia naktis, trumpiausia diena. Tai ją nustatyti tais primityviais metodais buvo be galo sunku. Turbūt laukdavo, kol pastebės jau pailgėjimą. Mes žinom, kad per Kalėdas diena 1 minutė ilgesnė jau. Laukdavo to pailgėjimo. Tas pats ir vasaros saulėgrįža. Poros dienų dar reikia palaukti, pamatyti, kad saulė sustojo, vis toj pačioj vietoj nusileidžia, toj pačioj vietoj pakyla ir jau diena per minutę pailgėjo. Tada ir švęskim. Jau tada neapsiriksim. Turbūt tas pailgėjimas būdavo svarbiausias. Ir dar norėčiau tokio dalyko paklausti, va jūs taip labai nuodugniai apžvelgėt, reiškia, Kalėdų senio visą raidą, ištakas ir visą kitą. O ar manytumėt, kad mūsų senio Kalėdos tas personažas irgi eina tame farvateryje šito proceso, ar turi galbūt kažkokias giluminės savas, kažkokias tautinės šaknis? Ta tautiškumą aš matau tam jo užkalbėjimuose tose. Tuomet nebrūkšt, tai kad jis visus pašventina liktai grūdais. Čia turbūt yra iš prosenovės paimti. Gal tai darydavo ir pats šeimininkas šitą apeigą, o paskui senis Kalėda perėmė jo funkcijas. Jau iš Europos
pasisėmęs jau tokio įvaizdžio to kažką tai. Tai va tame, bet va, labai trūksta duomenų. Nes, kaip ir minėjau, ir senis Kalėda pas mus va, Aukštaitijoje, taip, jis ateina. O kitose regionuose nežinia. Nežinia, tai va, tiesiog labai trūksta duomenų ir nedrąsu tikinti, kad būtent taip yra. Čia įdomu tas burtažodis, toks palyginimas, ten knygą apie Juodupę ir radom dvarininko 16 amžiaus jo. Ten dokumentai ir lietuviška sėjo priesaką, reiškia, kad jis ten nevoks ir panašiai, ten tegu, jeigu taip, perkūnas trenkia ir panašiai, galima suprasti, yra vienas žodis jau, gal su koks suprantamas, ir užbaigia, aš neprisimenu vienu žodžiu to burtažodį. Jo, čia įdomu, aišku. Dzūkijoje, kaip žinia, kūčių vakarienės patiekalus pats šeimininkas atnešdavo, čia yra užfiksuota. Tai va šeimininko ta jau įvaizdis labai svarbus yra ir jis matytas ir būdavo tas, kuris atlieka apeigas. O kai kur vienose nuskamba, kad ten reikia Kalėda, kalėdienė. Čia ar nebūtų kažkoks baltiškas įdomumas poros kažkokio egzistavimo? Yra užuomina tokia, yra, bet aišku, irgi nedrąsu iš to vieno atvejo jau daryti išvadas tolimesnės tokias. Bet reikėtų į tai atkreipdėmėsi. Ir mūsų tautai tai čia, aišku, geras požymis. Tai nebebus klausimų. Čia papuoja. Aš jums ploju, nes dėkoju už tokią malonią atmosferą, kad jums įdomu tie dalykai ir tikrai svarbus tie dalykai mums, nes mes neužilgo pasipuošim eglutę, nors ji tokia nesena, dar mūsų proseneliai neturėjo jos, bet jos reikėtų puošti, kad vaikai patys iškarpytų. Pasakysiu dar vieną tokią įdomybę apie tos obuolius, kurios kartais į šiaudinį sodo vidurį pakabina. Tai eglutėj matom katedros aikštėj dabar puošiama tokiais dideliais rutuliais. Kodėl rutuliais? Kodėl ne kokiais kvadratukais ar dar ko nors? O todėl, kad 1848 metais Europoje buvo labai šaltas pavasaris. Ir nušalo sodai visi. Žiedai nušalo. Ir obuolių visiškai nebuvo. Nebuvo ką kabinti ant eglutės. Tada vieno nedidelio miestelio stiklapučiai ten ėmė ir stiklinių obuolių. Pridarė, pripūtė, paskui jas ėmė spalvinti. Ir iki šiol mes turim šitą paprotį. Taip, bet kartais vėlgi gamta padiktuoja vieną ar kitą formą, paprotį, dar kažką tai tokio. Ir nuotaika, tai va. Tai nepykit, jeigu sekančios dar dienos iki naujųjų, iki kūčių vakarienės bus įvairios. Kaip tas obuolmušas žirgas. Taip, susitaikykim su tą mintim ir džiaukimės įvairovę. Ačiū.